kur yra transporto grūstys ir kaip jas apvažiuoti. Tai, žinoma, labai padeda. Taip pat vakarinėmis valandomis, kada jaunimas išvažiuoja pasivažinėti į gatves ir tiesiog šneka bele ką, bendrauja vienas su kitu, dėl to, kad bendrautų. Tuščiai pavažinėję Vilniaus gatvėmis valandėlę kitą nutarėme važiuoti ten, kur daugiau sunkvežimių. Kur daugiau sunkvežimių, ten daugiau stotelių ir ten daugiau pokalbių. O sunkvežimių daugiau be abejo autostradose ir manau, kad aplink Kauno miestą, nes ten susikirta visos tarptautinės magistralės. Ir štai išvažiavome į autostradą Vilnius-Kaunas ir kadangi turime civilinės bangos radijo stotelę, mes pabandysime paklausti kolegų vairuotojų, kas vyksta kelyje, ar nėra jokių avarijų, transporto grūsčių ir taip toliau. Taigi, sveiki, kas vyksta nuo Kauno? Kas vyksta nuo Kauno? Kaip kelias į Kauną? Ir štai mes iš karto sužinojome, kaip matėte, atsiliepė net keli sunkvežimio vairuotojai, jie pasakė, kad kelias į Kauną yra ramus, kelias yra tuščias, vadinasi, jame nėra jokių autoįvykių ir mes galime spausti akceleratorių į Kauną pirmin. Kai ten per Akademijos tiltą yra kamščio? Remontas ir kamštis. Sunkvežimių vairuotojai kalbasi ne tik apie kelionę ir laukiančius netikėtumus. O televizija eilės filmuoja, kokia yra. Jei moteris turėjo savo laidą Tarp mūsų mergaičių, tai sunkvežimių vairuotojai taip pat turi savąją, kurią galima būtų pavadinti tik Tarp mūsų. Tiesa, transliuojama negalingais radijos stočių imtuvais, o asmeninių CB radijų stotelių bangomis. Nors pašnekovai yra lokalūs ir daugiausiai nutolę nuo 5 iki 20 km spindulių, tai dalyvaujant šiame pokalbių šou nereikia papildomai mokėti skambinant per telefono operatorius. Todėl kalbos liejasi laisvai. Palauk, lyg tada antroji jos, tai nei kažkas jau įleisiu, kad čia tos lengvos nelystų. Varau, gal prieki tautaisėliai, čia, ble, tos lengvos pradžiai nevažiavo, ble, supranti gaidys. Paskui, kai jau pradėjau rikiuotis į pirmą eilę, paėmė ir gazo dadėjo. Dėkui, šaldytuvas, užleisi gal. Jau gama be blečio. Emocijas taip pat reiškiam po vieną. Įsikeikiam lietuviškai emocijas. 1, 2. Koks ten 1, 2, gerai girdžiu. 1, 2. 1, 2, gerai girdžiu. Pokalbių temos įvairiausios, be abejo apie automobilius, namus, poilsį, gandus. Čia gali sužinoti, kaip skubiai pasigaminti gardų patiekalą, ką veikia namuose paliktos kitų vairuotojų žmonos, kur įsigyti įvairius daiktus, kaip praėjo paskutinis būtinasis vairuotojų poilsis, o kam po jo ryte dar skauda galvą ir panašiai. Kokie Kauno dėdukai, čia mes biškai padarėm vakar iš vakaro. Pachmeliuką darom. Tu lieksim į trasą. Į Durnyną tau laikas. Kur tu esi, mes to susirasim, paaiškiai. Kur esu? Danguje. Angeliukas. Ilgą kelią trumpina gyvai eteryje transliuojami anekdotai. Na, o pokalbiams pagardinti be abejo naudojami keiksmažodžiai. Tiegi su lengvom daugiausiai skubantys gaidžiai. Tai čia Lietuva, čia nieko nuostabaus, kad kažką tai gali padaryti. Jeigu galima be gyvačių, turim mažus vaikus, visi be gyvačių. Iš tikrųjų, jeigu kelyje yra sunkvežimių ir jūs klausote jų vairuotojų pokalbių, būkite tolerantiški išsireiškimams. Mat jie ne visada lietuviški, ne visada labai gražus ir jeigu automobilyje yra labai jautrių žmonių arba nepilnamečių vaikų, ko gero, CB stotelę verta išjungti. Pasiekus Kauno gyvenimas eteryje išsyk suaktyvėja, tai kalbasi jau ne sunkvežimių, o autovežių vairuotojai. Jie sukasi Taikos prospekte, aplink Kauno turgų, važiuoja į muitinę, kraunasi ir išsikrauna, turi gausybę įspūdžių, kaip pirkti, parduoti, uždirbti, padėti ir taip toliau. Taigi Kaune galima išgirsti labai įdomių istorijų. Nori, kad vežčiaus į tą Belgiją, nežinau, kaip jie įsivaizduoja.
Jeigu sunkvežimių vairuotojų folkloras kartais rėžia ausį, tai sostinės lengvųjų automobilių vairuotojai bendrauja kultūringai. 19 kanalu sklinda informacija, o ne keiksmažodžiai. Vilniečiai CB mylėtojai yra sukūrę savo bendriją. Neseniai ši bendrija, propaguojanti bendravimą CB bangomis, surengė paradą. CB bendruomenė tai nėra oficialus klubas, tai yra žmonių grupė, kurie tiesiog susibūrė, jos sieja noras bendrauti, keistis informaciją kelyje, yra sutartiniai kanalai ir tiesiog pranešam apie susidariusias spūstis, avarijas, kelio darbus. Pagrindinis tikslas yra būtent perspėti vairuotojus apie susidariusius nesklandumus kelyje. Paminėjote taip pat ir policijos pareigūnus, apie kurios taip pat mes pranešam, bet tai tikrai nėra pati pagrindinė užduotis perduoti apie pareigūnus. Nes yra krūva kitos informacijos. Informacija, žinojimas apie tai iš tikrųjų padeda vairuotojams saugiau ir greičiau pasiekti kelionės tikslą. CB bendruomenė populiarina 19 FM kanalą. Pagal susitarimą išvažiavus į magistralę, į užmiesčio kelius, visi persijungėme į 12 kanalą. Juo naudojasi tolimųjų reisų vairuotojai. Ten galbūt yra vis dėlto daugiau informacijos. Galbūt buvo tokių atvejų, kada tiesiog kažkam pagalba buvo suteikta pasinaudojant tokią stotelę? Be abejo, buvo ne vienas atvejis. Vienas iš atvejų buvo Vilniuje, kai tiesiog žmogus atvažiavo, jam nuleido ratą, jisai pasišaukė per stotelę ir čia sugužėjo didelis būrys kolegų ir padėjo jam. Tiesiog neturėjo rakto ar kažko, tai pats esu irgi nekartą sulaukęs pagalbos. Šios bendrijos nariu tapti nesudėtinga. Tereikia mašinoje turėti ryšio priemonę.